Svarbiausias mokymasis pats, porą kartų išvirsti ir išmoksti. Čia reikia ir stoti ar dar plauk. It's okay, we'll take another way. We can't find no more words, but it's fine. We run till we shine, we get what we need. You run till you shine, and I'll give when you need. Akis. Žmonės pasakoja, kad jisai gali įtraukti jaučių ir tas jautis
išplaukė, kažkur net prie Merkinės. Šita ūlos akis yra labai pavojinga, įkišus koją, tiesiog labai stipriai traukia ir neįmanoma įsilaikyti ir jeigu aš viskas čia įlyščiau, tai jau mane išneštų kur nors prie Merkinės. Einam, visi gražiai tuoj pagasinom. Tikėsi būt pirmas. Nieko, jei ką Silvija pirma, tai bėgsi. Aš ten kaip tiko nėriau. Ten dar mato būtų žanį. Vaikai, aš didysis baidaris dievas, didysis baidaris, išlindęs iš ūlos, atėjau jūs pavers tikrais ūlos baidarininkais. Jūs turit man pažadėt nuo šiol nebūt plepiais ir jūs turit po mano žodžiu visi kartot pasižadat. Ar pasižadat nebūt plepiais? Pasižadat. Ar pasižadat daugiau neprieštaraut krikštynom? Pasižadat. Ar pasižadat patys taip pat žiauriai krikštyt kitus? Pasižadat. Ar pasižadat krikšto? Ar pasižadat krikštinat naudot kitiems sadistinius elementus? Ar pasižadat saugot gamtą? Pasižadat. Ar pasižadat bent kartą į metus plaukt baidarėmis? Pasižadat. Mano baidariukai, greitai jūs būsit tikri kudirkaitiški baidarininkai. Nebijokit, egzekucija dar tik prasidės už 15 minučių, dabar bus švelni. Prašau mano juodoji baltoji deivė. Bet ateisit pas mane po vieną. Ne, tai jie neteis su virvėm, tu jos prieikti. Tai aš negaliu būti. Tegul eina į kitą pusę. O kur ta kita? Upės kita pusė? Pas ką yra stebuklingas ūlos dievų gėrimas? Pas ką? Palaukit, nebūtinai tikrai. Bus alkoholinė? Mėgė! Dabar bus išbandymas uodais. Jūs turit stovėti ir laukti, kol jūsų jie uodai, o aš trumpam pasišalinu pažiūrėti, kas iš geriausių ūlos gelmių yra ištrauktas šventasis ūlos dievų gėrimas. Ir dabar aš prašau senus baidarininkus visiškai tyloj klausyt, kaip jie skaniai geria. Ten bus jie! Perduok, prašau. Šašlykų, tas kažkas. Sveikinam kitą. Jūs tylėt, tik klausot jų komentarų. Palik ir kitiems. O to, kaip ten tarėme dėl to sutarimo? Palikit ir kitiems. Skonis kaip ūlos dievas. Mums tai ne. Kažką man patinka. Galvo kaip sutaisė dievai. Kiaušinis. Jūs tikrai esat kantrūs. O ne! Taip.
Antrą ratą gal. Dėmesio, Antrą ratą gal. Vis tiek liko. dėmesio, tikrai jūs esate. Sakėt, nelaistysėt! Aš esu Žiūrų kaimo baidarių nuomotojas. Nuomoju 9 metai. Pasakyk tamsto vardą ir pavardę. Virginijus Olubauskas, sakiau. Ir nuo kada tą verslą pradėjo? Nuo 2002 metų pradėjau verslą šitą, grįžau į tėviškę. Čia taip mano mama gyveno, bet aš čia grįžau su žmona. Pradėjau užsiiminėti. Iš pradžių buvo mažiau baidarių, dabar pradėjau plėstis, turiu 35 baidarės, turėjau 6 tik tai baidarės. Nuo 6 pradėjau, dabar 35. Aišku, galima būtų turėti ir daugiau, bet paprasčiausiai nesuspėsi, čia žinot. Reikia jau tada žmonės samdyti svetimus, tai šito gal nereikia čia išmės. Kokias irgi perspektyvas matai šiame versle ateities? Perspektyvas kokias matau. Galbūt ir nemažas perspektyvas, nes yra dabar, žinot, tos grąžintinos žemės, statomės pirtį, kurią dar neįsirengėm, bet žadam įsirengti. Kuo gali vakarų Europos jaunimui būti patraukli šitą kelionę baidarę? Gana įdomi upė, iš tikrųjų įdomi ir graži savo kraštovaizdžiu, savo tais tokiais skardžiais, nepaprastais. Užtat ir yra čia tie leidimai, kaip nacionalinis parkas ir yra tam leidimai duoti, kad čia yra kraštovaizdis kitoks negu kitų upių. Užtat ir yra tas mokestis toksai įvestas po 20 litų vienam žmogui už plaukimą nacionaliniu parku. Kodėl čia nieks netvarko? Medžiai nukritę gulė, koks tikslas? Pakrantėse, ar čia tyčia taip daro, ar nėra kam? Ne, paprasčiausia čia yra kaip parkas ir jie savaime medžiai nukrenta, tai mes tik padarom tokius, kad galėtų praplaukti žmonės, kad nesusidarytų spūstis paprasčiausiai. Ar pasitaiko užsieniečių? Labai daug. Jaunimo. Labai daug. Šiais praeitais metais mažiau buvo, bet ypač 6-7 metais tai tikrai buvo daug, labai daug. Aš pats labai daug plukdžiau. Kelių dienų kelionė, kokios kainos? Vasara daugiausia 2 dienų, 2-3 tai. Vienos dienos vasara kažkaip netaip laukia, 2 dienų daugiausia kelionė. 3-2-3. Aišku. Ką pasakytum ES jaunimui kviesdamas juos atvykti pas tave ir plaukt baidarę? Kas ir čia turėtų patikti? Aš manyčiau, kad gamta vis tiek, žinot, keičiasi. Tai iš tikrųjų graži gamta, reiktų tik jūs patys plaukit. Pasakyk, prašau, adresą savo. www.baidarisula.lt. Tai ką, kviečiame pas Virgį visus ES jaunimo atstovus. Važiuokite, plaukite, Virgis jūsų laukia.